R-Aesthetic klientė esu jau nuo 2014 metų, pakankamai ilgai, bet labai pasitikiu čia dirbančiais specialistais ir neįsivaizduoju, kad galėčiau patikėti save į geresnes rankas. Ir visai neseniai išbandžiau kelias kūno formavimo procedūras, kurios man pasiteisino 100%. Tai procedūra, kuris stiprina raumenis ir pirmą kartą aš ją išbandžiau prieš metus. Rezultatas buvo visiškai wow, nes ne tik tai pojūtis, bet pirmiausia vaizdas veidrodį, kur niekada gyvenime neįsivaizdavau, kad aš galiu turėti tokį pilvo presą. Bet aišku, visą laiką džiaugiuosi, kai ne tik tai gražiai atrodo, bet ir jaučiasi, tai tiek laikysena, tiek pavyzdžiui pajėgumas sporto salėje daryti pratimus, tuos, kuriuos man anksčiau būdavo labai sunku daryti. Tai noriu pabrėžti, kad sportuoju ir jau daug metų ir prižiūriu mitybą, bet tiesiog tokių rezultatų niekada neturėjau, tai labai džiaugiuosi ir jau laukiu, kada galėsiu pakartoti kursą. Antra procedūra, kurią aš tiesiog dievinu, tai yra Venus Legacy. Tai irgi yra kūno formavimo procedūra ir nors aš gyvenu aktyvų gyvenimo būdą, pakankamai aktyvų, bet pastebėjau be atsirandantį celiulitą, kuris man labai nepatiko ir aš žinau, kad tai yra problema, kurią reikia tvarkyti. Iš karto kreipiausi į R-Aesthetic ir paklausiau, kokią procedūrą man gali rekomenduoti ir tai buvo būtent šita procedūra. Ir šiai dienai aš jau esu praėjusi kursą, dabar atlieku tiesiog palaikomąsias procedūras ir rezultatais negaliu atsidžiaugti. Tikrai labai myliu šitą procedūrą ir dabar galvoju, kaip pasakyti taip, kad moteris tikrai suprastų. Jau po pirmos procedūros šlaunų srityje pastebėjau lygesnę ir stangresnę odą. Labai patiko tai, kad organizmas iš tiesų pats degina riebalus, tai nėra už jį daromas darbas. Ir labai gerai tai, kad praėjus kursą iš tikrųjų rezultatas stiprėja dar 3 mėnesius po to. Dar vienas faktas, kad Venus Legacy labai gerai atpalaiduoja raumenis. Man kaip sportuojančiam žmogui tai yra ypač aktualu ir procedūra yra tokia maloni, kad kiekvieną kartą aš praktiškai užmiegu. Šitoms 2 procedūroms lygių tiesiog nėra ir aš labai džiaugiuosi, kad tai tapo mano grožio rutinos dalimi.